Užsidegė iš Vokietijos į Klaipėdą plaukęs jūrų keltas. Daugelis jo keleivių buvo lietuviai. Visi žmonės išgelbėti, kai kuriems prireikė medikų pagalbos, tačiau jie nukentėjo nesunkiai. Keleivius savo gelbėjimo valtimis ir plaustais gelbėjo į pagalbos signalą atsiliepę Danijos, Vokietijos laivai. Pasak liudininkų, į valtis netilpę įgulos nariai šoko į vandenį. Jūrinis keltas Lisko Glorija, plukdantis keleivius ir krovinines mašinas, susiliepsnojo po vidurnakčio, nuplaukęs bemaž 30 jūrmylių nuo kylio. Teigiama, kad viršutinėme denyje, kuriame plukdomi vilkikai, nugriaudė jo sprogimas, vėliau laivą apėmė liepsnos. Žmonės laivą paliko kaip stovi, kai kurie dar spėjo pasiimti svarbiausius daiktus ir dokumentus. Pasakojama, kad žmonės sodinant į pirmą gelbėjimo valtį kilo sąmyšis, tačiau įgula paniką numalšino. Vis dėlto visi keleiviai į 2 gelbėjimo valtis netilpo. Laivas sudegė maždaug per pusvalandį. Gelbėtojai ten nebuvo tos alarmo signalų, nieko panašaus ten. Tai viskas įvyko apie pusę 1 nakties Vokietijos laikų. Ir paskui greitai bėgome į tą gelbėjimas valtį. Pirmoji valtis. Ir jiems pavyko ten. Nelabai greitai nusileido, kažkur per kokį ten 5 minutės ilgiau atrodo užtruk. Paskui išgelbėjo kitus, kurie įgulos nariai nespėjo ten sugelbėti, tai šoko per galinį bortą. Jos išgelbėjo sraigtasparnis, kas skrido. Gesinti gaisro atskubėjo Vokietijos ir Danijos pareigūnai. Laimiai laivas nebuvo labai toli nuo krantų. Baimintasi dėl ekologinės nelaimės, nes laive buvo apie 100 tonų dyzelino. Iš Kylio į Klaipėdą plaukė apie 240 žmonių, iš jų daugiau nei 80 vilkikų vairuotojų, 30 žmonių įgula. Tarp keleivių buvo ir 25 moksleivių grupė iš Šilutės. Vokietijos pareigūnai sako, kad medikų apžiūrai buvo pristatyta apie 30 žmonių. Rimtai nukentėjusių nėra, 6 nukentėjo nesunkiai. Sraigtasparniu į ligoninę nugabenti 1 lietuvių ir 1 užsienietis. 3 žmonės buvo nugabenti į ligoninę ir kaip spėjama, jie ko gero bus apsinuodiję malkėmis, bet šitą informaciją yra pirminė. Apie kitus sužeistuosius, kurie būtų nugabenti į ligoninę, tai mes tikrai neturim. Kiek žinau, kad visi kiti keleiviai yra gelbėjimo centre. Keleiviai, tarp kurių dauguma lietuviai, buvo parplukdyti atgal į Kylį gelbėjimo centrą. Specialistai aiškinasi nelaimės aplinkybės, tikrina, ar nėra dingusių be žinios. Visi keleiviai yra evakuoti ir jie yra pargabenti saugiai į Kylio uostą ir dabar yra Kylio uosto gelbėjimo centre ir ten Vokietijos tarnybos atlieka tokį, pagal visas procedūras atlieka pirminį patikrinimą, pirminį tyrimą šitos nelaimės. Keltas Lisko Glorija į Klaipėdą turėjo parplaukti šiandien pavakarę. Pasirūpinta, kad visi keleiviai būtų apgyvendinti viešbučiuose. Į Lietuvą jie turėtų grįžti kitu keltu. Klaipėdoje jis švartuosis rytoj vakare. Kai kurie keleiviai vėl plaukti keltų bijo, todėl ieškoma ir kitokių būdų juos pargabenti namo. Kokie gaisro padaryti nuostoliai kol kas neaišku. Sudegė viršutinėme denyje buvusios mašinos, stipriai nukentėjo 2. aukštas, kuriame buvo kajutės. Keltas Lisko Glorija pastatytas beveik prieš 10 metų, jo vertė apie 40 milijonų litų. Kelto savininkų atstovai sako, kad nuostoliai bus atlyginti.